Ukmergė unikali, turtinga savo istorija, paveldu, gražia gamta. Ukmergės krašte gyvena geri, darbštūs, malonūs, svetingi žmonės. Ukmergėje kasmet organizuojama vis spalvingesnė miesto šventė, kuri yra geriausia proga parodyti ukmergiškiams ir svečiams, kad čia gyvenantys žmonės yra šeimininkai ir patriotai. Ukmergė džiaugiasi tuo, kad turi daug draugų visame pasaulyje, kad ukmergiškiai gali susipažinti su įvairių kraštų kultūra, tradicijomis, dalintis patirtimi. Džiaugiamės, kad šiųmetinėje šventėje dalyvauja delegacijos iš Ukrainos, Podolės Kamenicų, Latvijos Lyvano, Lenkijos Tarnovo Podgornės, Švedijos Herjungos, Jungtinės karalystės Musterio, Vokietijos Unsput-Rainik krašto, Vengrijos Kickun Maisus, Baltarusijos Žodino ir Ašmenos savivaldybė. Ačiū Jums už Jūsų apsilankymą, malonu Jūs matyti. Ši šventė tarsi apibendrina tai, ką turime geriausio, sutelkia žmonės, atskleidžia jų gabumus, talentus, išreiškia geriausius jausmus, skatina labdarą. Spalvingi renginiai, moksleivio eitynės demonstruoja ukmergiškių geranorišką nusiteikimą, bendruomeniškumą, išmonę, pasiekimus, meilę savo kraštui. Tegul mūsų miesto šventė tampa ne tik atokvėpiu nuo kasdienių rūpesčių, bet ir naujų impulsų visiems drauge atsakingai kurti rytdieną. Sveiki visi atvykę į Ukmergės miesto šventę. Į mūsų miesto šventę atvyko didžiulis būrys garbių svečių. Prie mikrofono kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį poną Julių Veselką. Labą dieną, gerbiami ukmergiečiai, sveikinu su miesto švente ir linkiu, kad kiekvienam iš jūsų, ir mažam, ir dideliam, ir vyresniam, ir jaunesniam, būtų kuo daugiau asmeninių laimių, asmeninės laimės ir džiaugsmo. O visą tai galima pačiam susikurti bet kuriomis sąlygomis. Svarbu nepanikuoti, nenusiminti, o siekti savo daugiau laimės ir džiaugsmo. To ir visiems palinkėčiau. Ačiū.